Sveiki, mano vardas Paulas ir aš pristatysiu užduotį, kurią atlikau. Tai iš pradžių, ką aš dariau, aišku, persiskačiau užduotį. Viskas kaip yra, aišku, naudosiu šias technologijas Frontend React ir for Backend.net. Tai ką aš padariau, aš iš pradžių susikūriau naują projektą, naudodamas template'ą, taip pat .NET ir React projektas. Ir tai iš pradžių reikėjo man paruošti database, šiek tiek užtrukau. Jinai atrodo šitaip. Pavadinimas Cargo Load DB. Čia turime šiek tiek itemų, bet gal pradėsiu nuo to, kaip aš ją sukūriau. Tai iš pradžių aš sukūriau modelį, skaitant aprašymą, po to kontrolerį, tai CRUD operations, update, delete, add new item ir taip toliau ir skaityti. Ir ką aš padariau po to, tai aš kad dariau migracijas. Tai tiesiog buvo dvi komandos naudojamos. Viena buvo inicijuoti patį pirmąjį setupą duombazės, o antra buvo jau update. Tai šitavo komanda, jinai ką padarė, pavyzdžiui, sukūrė duombazę. Tai pavyzdžiui, galim pabandyti, jeigu aš ištrinsiu duombazę, bet to netrinsiu. Tai žodžiu, pirminių variantų, tai sukurs duombazę man, naudojančias komandas. Taigi, toliau gal papasakosiu apie program setup. Tai man reikėjo čia atidaryti origins, kad nebūtų jokių problemų frontende, rodant, kas liečia duombazės laukelius. Ir jo, tai čia šiek tiek ties tą vietą užstrigau, bet gal galės taisiau. Čia yra kai kurių bibliotekų, kurias reiktų ištrinti, dėl laiko stokos aš kol kas palieku, kad nieko nesugadintų. Ir tai apie backendą galbūt tiek, o frontendui naudojau Vitess šitą React frameworką. Ir dabar aš pademonstruosiu, kaip tai veikia. Tai spaudžiu Start, užsikraus Development modas ir laukiam, kol viskas pasikraus. Tas mano kompas biškį, reikia palaukti. Taip. Šiek tiek lagina surašinėjau. Tai gaunasi dabar pirminis puslapis. Užsikrovau savagelis. Ir kažkodėl neveikia, būtent kai reikia. Nežinau, dėl ko užtruko laiko užkrauti, bet čia turbūt dėl to, kad rašinėjau, bet atrodo tai šitaip. Turbūt pirmą kartą užtrunka užkrauti šiek tiek. Tai dabar, skaitant tuos reikalavimus, aš atlikau užduotį. Tai ir meniu sukurtas Cargo Load Management, Export Cargo Load, tai 2 itemai meniu laukelyje ir visi šitie laukeliai taipogi teipuose atsispindi. Tai gal pradėkim nuo add new load
Tai, pavyzdžiui, aš paspaudžiu load, atsidaro modalų Windows'as ir įvedam vardas, vardenis, tarkim, vairuotojo vardas, vehicle number apilenkas, čia galim pasirinkti truck ar whatever, ir weight, I don't know, 5 tonos. Turim kažkokius tai pavojingų įrenginių ir paspaudžiam add load ir kaip matot atsirado iš karto automatiškai apatinėje daly. Ir dabar jeigu mes norime išeksportuoti šitą, tai spaudžiame export cargo loads ir turime drop down pagal tai, kas buvo aprašyme parodyta. Tai paspaudžiam drop down, pavyzdžiui, mes norime išeksportuoti džiugą, Princess Leia ir vardenį, tik 3, mums visų nereikia ir paspaudžiam export. Ir dabar, tai čia mes downloadiname, bet ir tai eksportavo JSON formatą. JSON formatą labai patogus, jisai galima konvertuoti kokį tai nori, bet kadangi užduoties aprašyme nebuvo nustatyta, koks tai turi būti formatas, tai aš paliksiu JSON. Ir matome visus tos duomenys, ID, vardą ir taip toliau. Tai kas čia dar liko? Papasakosiu biškį, kaip darbo jėga vyko. Tai iš pradžio jo backendą sutvarkiau, po to pradėjau tvarkyti frontendą, tai pradėjau aišku nuo defaultinio projekto, ten reikėjo viską pratrinti, kur biškį užstrigau, tai buvo su portais biškį problemėlių, tai portus reikėjo pakeisti. To, kas čia dar. Tai iš pradžių jisai atrodė labai negražiai, tai aš, kad atrodytų gražiau, instaliavau Bootstrapą, naudojau tablus, menu bar, uždėjau logo ir jo, tai kad būtų user experience'as biškį smagesnis. Tai tiek, pavyzdžiui, dar galiu pasakyti, kad galime paspaudžius X ištrinti, tarkim, nenorim šito, arba padarėm klaidą, norim pakeisti vardą vardenį, tai tiesiog šitaip darom. Ir tai toks šitas projektas, tai užtrukau, nežinau, kelias valandas greičiausiai čia su pertraukom įvairiom. Ir tiek, tai ačiū už dėmesį ir tikiuosi, aš jums pademonstravau, ką aš padariau.